Jūs paminėjote degeneracinius procesus, tai jeigu palygintume tuos žmonės, kurie dar neturėjo tų telefonų, ar ne anksčiau tos technologijos plačiau išsivystė prieš 50 metų, tai jeigu palygintume juos, jų senatvę ir jų dabartinės kartos, kokia bus jų senatvė, kalbant apie jų smegenų veiklą, ar ne, kokie gali būti skirtumai, nes didelė įtaka daroma atminčiai, vyksta greičiau, progresuoja senatviniai procesai, ar ne? Tikėtina, kad tie greičiau procesai senatviniai vyksta, bet čia netiesiogiai dėl pačių tų technologijų naudojimo, o kaip šalutinė pasekmė, nes jeigu, tarkim, ar ten mobilų ar planšetę vartoji, tai futbolo nežaidi turbūt, jeigu vartoji, tai sėdi ten ar fotelį, ar kažkur patogiai įsitaisęs, dar gal kažką ir tai ar užkandžiauji, ar užgerinėjai kažko, vietoj to, kad aktyviai kažką darytum.